Labadiena, mėly Facebook'o draugai, Patron kanalo žiūrovai. Breaking news, labai širdžiai mėla informacija iš Jungtinių Amerikos valstijų Nacionalinės sveikatos instituto vitamino D klausimų. Atsargų gavimo šaltinių. Dėmesio esmė. Užtenka per parą pabūti saulėje tarp 5 ir 30 minučių ir jūs turite pilną vitamino D3 normą organizme. Tai yra be vitamino D, kurį gaunate su maistu. Įsivaizduot, 5 minutės. 290-320 nanometrų spektro spinduliai, mums suprantamas ultravioletas, verčia 7 dehidrocholesterolį į prie vitaminą D3 ir vitaminą D3 reikalavimai, kad būtų kovo-spalio mėnesiai ir tarp 10 ir 16 valandos, kada saulė yra pikė. Ir kitais mėnesiais, ir kitom valandom, bet tiesiog truputėlį reikia pabūti ilgiau. Pakankamai ilgas intervalas laiko tarp 5 ir 30 minučių yra dėl to, kad kuo vyresnis žmogus, tuo oda sintetina silpniau ir reikia pabūti ilgiau. Yra žmonės, kurių yra netiek mažai, daugiau negu trečdalis, kurių yra stiprios labai odos sintetinančios savybės, jiems užtenka 2 kartus per savaitę pabūti tarp 5-30 minučių saulėje ir jie turi vitamino D3 normą. Tai čia be maistinio, nekalbant apie papildus. Ir dabar, mėlyjei, prisiminkite, kiek esat prisipirkę tų geltonųjų tabletėlių, linksmai gerėte, smirdėjot žuvim ir jautėtės, kad labai gydotės tikriausiai. Taip, tai va, nemeskit pinigų į balą, eikite į saulę. Reikalavimas, turi būti nepridengtas veidas, rankos plaštakos dilbiai ir kojų blauzdos. Tai reiškia, žmogus su marškinėliais, su šortais saulėje ir užtenka kelių minučių pabūti. Iki.